Labai svarbu turėti žmogų, kuriam gali pasakyti viską. Tai, kad ir kaip būtų neteisinga daugelio galvose, moteriai vyras turi būti tas, jos vyras turi būti tas, kuriam ji gali pasakyti viską. Ant kurio gali išsilieti, išsipilti, išsidergti, išsiemocionuoti ten, žodžiu, viską. Ne? Ir jisai privalo, čia dar vienas žodis toks labai fainas, jis privalo, jeigu nori būti laimingas, jis privalo būti jai psichologas, draugas, jos ten, žodžiu, tas žaibolaidis, ne, kad jinai turėtų kur iškrauti savo tą neigiamą prikauptą energiją. Ne? Vyras tą surinktą energiją, jisai turi irgi turėti kanalų, kur tai išsivalyti, bet tai neturi būti jo moteris. Tai va čia tos vėlgi lygios teisės 50-50 žlunga, nes vyras turi būti išklausytojų, ne, su gertuku turi būti, o vyrui išklausytojų su gertuku turi būti kažkas kitas. Tai turi būti galbūt motociklas, ne, ten didelis greitis, lakstymas, adrenalinas, galbūt džipai, pavyzdžiui, aš mėgėjęs taip tą buvau, kai sakant, išsipilti. Džipai, pelkės, gervės, galbūt krepšinis, futbolas, kažkur tas visas energijos išpilimas, ne, gal žvejyba, medžioklė ir panašiai. Ir šitoj vietoj labai svarbu turėti žmogų, kuriam gali pasakyti viską. Tai vyras pasakyti moteriai visko neprivalo, net negalima. Nes moteris iš vyro turi girdėti 3 dalykus. Ne? Pirmas, ką jisai dėl jos padarė. Antras, ką jis dėl jos padarys. Ir trečias, kaip stipriai jis ją myli. Daugiau jai žinoti nieko nereikia. Nes visas tas šušaras, tas visas šiukšlynas, kuris vyksta vyro gyvenime už namų sienų, kuris eina, kovoja, užmušinėja mamontus, ten, žodžiu, žudo, kovoja, kasa, griauna, ten, žodžiu, ta moteriai žinot nereikia. Kuris jį ten kažką tai prisidirbo, kas jam nepasisekė, moteriai žinot nereikia. Gavo baudą, ten dar, moteriai žinot nereikia. Jinai turi žinoti, ką tu dėl jos padarei, ką tu dėl jos padarysi ir kaip tu stipriai ją myli. Myliai, ir šitai vietai lūžta schema 50-50. Labai svarbu turėti žmogų, kuriam gali pasakyti viską. Taip, moteriai taip, vyrui, tokia mūsų prigimtis, niekur nuo to nedingsi. Kad ir kaip įsidirbinėtum, kad ir kokių tenai mokymų prisiklausytum.